Kas yra rasos? Tai yra Saulės pati kupa ir visos gamtos pati kupa, kai Saulė yra aukščiausiam taške ir jinai realiai sustoja. Jinai sustoja ir Saulė stulpavoja, net yra toks terminas, kai jinai nei vėliau, nei anksčiau leidžiasi vienu metu. Tai maždaug šiemet nuo 21 dienos ankstyvo ryto iki 29 dienos, kada tą laikotarpį net galima vadinti kupoliavimo laikotarpiu, kai mes visada galime eiti į pievą ir žiemą, ir vasarą, ir pavasarį, ir rudenį, bet tuo laiku gamta labiausiai yra gydanti ir turbūt labiausiai leidžianti mum suvokti tą, kad mes esam visatos dalis ir susijungti su tais augalais. Aišku, yra tas mitas, kad žoliauti galima tik iki rasų arba iki joninių, bet tai yra mitas, todėl kad, pavyzdžiui, šiemet 20 diena bus tuoj, o jonažolė dar yra, bent jau mano pievų, jinai yra pumpurėlyje dar. Dar tikrai jos vaistam rinkti, tikrai nelaikas yra. Ir kodėl mes žoliaujam būtent šituo laiku ir kas yra tas pagrindinis stebuklas, kad mes turim susijungti su visom stichijom. Ir ta rasų šventimo tas laikotarpis yra susijungimas su vandeniu, su žeme per augalus, su saulės pagerbimas ir ugnies naujos uždegimas. Tai yra visų stichijų kaip ir apgobimas. Ir pajautimas, kad mes esam ne kažkokie dievai, bet mes esam visos tos gražios, viso to dalis. Keliaudami į pievą turėtumėm labai nusiteikti tokiai tylai, ramybei, neklegėdami, nesijuokdami, bet tiesiog jausdami tą pievą. Ar tą gamtą, ar tą mišką, į kur einame. Tai yra labai svarbu. Netgi kupoliavimo, jeigu tas kupoliavimas vyksta būtent rasų vakarą, tai moteris iš viso eidavo tylomis ir sakydavo taip, kad jeigu prakalbėsi, tai visi burtai išsiblaškys ir jų nebeliks. O kodėl taip sakydavo? Todėl, kad būtent tas susikaupimas, tada tas pastabumas yra tavo stiprybė. Kupoliauti eidavo po vieną, lengviau tada tyloje išbūti. Ir yra sąrašų tikrai labai daug, kokie augalai buvo būtent kupolėje. Bet noriu jūs pradžiuginti tuo, kad jums nereikia ieškoti visų tų augalų iš sąrašo. Kiekvienas mes savo pievoj turim tuos augalus, kurie yra mums reikalingiausi. Tad jeigu vienas ras baltą dobiliuką į savo kupolę, tai bus jo dobiliukas. Kitas ras rožinį dobiliuką, tai irgi tinka. Kitas neras augalo, kuris net nežinomas ir jis net nedrįs jo rasti, nes jis nežino, kaip atrodo. Irgi viskas tinka. Esmė yra pastebėti tuos augalus, kurie į jūs žiūri. Čia labai, aišku, filosofiškai skamba, bet aš manau, kad šitoj vietoj tikrai ne laikas vadovauti sąrašu. Iš tiesų, kai pradėjau gilintis į šitą temą prieš keletą metų, tai aš supratau, kad kai kurių augalų aš irgi net nežinau. Aišku, tada pradedi ieškoti per lotyniškus pavadinimus ir matai, kad, pavyzdžiui, vienas kažkuris augalas iš viso turi labai daug pavadinimų, liaudiškų pavadinimų, bet tuos turbūt dauguma ir pažįsta. Turbūt kiekvieno paklausus, koks yra pagrindinis augalas, visi sakytų jonažolė. Tačiau, kaip ir minėjau, kad jonažolė jinai šiuo momentu nežydi dar. Į rasų dainuose labai dažnai skamba pavadinimas vasilka. Ir daug kas net nežino, kas ta vasilka yra. Tai vasilka yra rugiagėlė. Ir jinai iš tiesų šiuo metu žydi. Ir jinai šiuolaikinių ūkininkų yra labai engiama, nes tai yra piktžolė. Tai jūs ją tikrai galite skinti, tik neišmindžiokit rugių. O gal pas jūs kažkur kitur jinai pasėsėjo, tai vasilka tikrai įeina į kupolės sudėtį.
Tada mano jau minėti dobiliukai. Raudonasis, baltasis, kokius rasit gali būti. Taip pat šituo laikotarpiu dažniausiai žydi moteriams labai svarbus augalas, tai yra raskila. Tai jo žiedeliai yra labai tokie kuklus, bet poveikis yra labai svarbu, kaip ir labai stiprus ir mums moteriams labai reikalingas. Štai jos lapelis, turbūt visi jį žinot, ir galima tokį burtą net padaryti, kad rasų rytą tekant saulei, jos lapelyje atsiranda rasos lašelis. Tai yra toks sakymas, kad jeigu surinksi tos rasos lašelius ir su jų net atsigert gali, tai būsi amžinai jaunas ir amžinai gražus. Tai čia tokie burtai. Tada dar yra barškutis, kuris yra irgi labai įdomus augalas. Jisai yra pusiau parazitinis augalas, nes jisai, būna parazitai augalai, būna neparazitai, yra pusiau. Tai šitas yra pusiau parazitas, kuris savo šaknimis maitinasi kitų augalų maistinėmis medžiagomis, bet tuo pačiu turi ir lapelius fotosintezei vykdyti. Gal dėl to ir jisai yra toks, magiškas ir skirtas būtent kupolės puokštei. Labai panašus augalas irgi yra kupolė net vadinamas, tik tai pas mus pievoj jo nėra, tai yra su violetiniais tokiais žiedukais, tai jisai net pavadinimą turi kupolius. Bet šitas yra broliukas, barškutis. Na ir aišku, šituo laikotarpiu dar ir varpeliai dažniausiai žydi. Bet ką aš noriu pasakyti, aš galėčiau vardinti apie visus šitos augalus ir juos visus rodyti, aš juos radau savo pievai. Jeigu jūs, kaip minėjau, kad jeigu jūs nerasit, jūs rasit visai kitų augalų. Bet pagal paprotį tai būtų gerai aplankyti 3 pievas ir kiekvienoj pievoje atrasti po 9 augalėlius, viso 27 augalai. Tai nereiškia, kad jūs atėję į vieną pievą turit susirinkti pačius ryškiausius. Jūs galite atsitūpti ir surasti, pavyzdžiui, pasislėpusius kažkokius mažiukus žiedelius. Pavyzdžiui, kaip gvazdikėlis. Jie yra labai ryškus, bet labai maži. Ir ne kiekvienas jos gali pastebėti. Ir kuo pastabesni būsit, tuo subtilesnę ir savitesnę tą kupolę surinksit. Labai linkiu visiems per rasas būtinai pavaikščioti basomis. Kad tai yra puikus susijungimas su žeme ir kad ir tai įvyks 5 minutės. Tai aišku, nuostabu, kai visą ritualą jūs vaikščiosit basomis, bet bent truputėlį susijungti su žeme. Jaunos merginos, kurios pinsitės vainikus, tai jos labai saugokit, nes tą naktį būna visokių vagysčių netgi būna. Bet jeigu išlauksit iki paryčių, kai bus vainiko plukdymas, tai paleiskit jį į upę. Nuostabu jį paleisti su žvake, kad kam reikia, tas pamatytų. Ir kur vainikas nuplauks, ten ir nutekėsit, bent jau toks burtas yra. Ką daryti su kupole, kurią susirinksit? Yra keli variantai. Vieni žmonės ją susirinkę saugo, parsineša namo, džiovina ir tiesiog saugo iki kitų metų kaip tokį sveikatos simbolį ar apsaugos. Aš dažniausiai tai kupolę į naują ugnį sudeginu, nes tada visa ta galia iškeliauja aukštyn ir galima net su kiekvienu augalu po kažkokią svajonę, po kažkokį norą įdėti į tą ugnį. Taip pat sulaukus aušros, nuostabu yra nusiprausti su rasa, o jeigu dar aplankyti rugių lauką ir su rugių rasa nusiprausti, tai
kaip ir su rasakilu rasos lašeliais, taip ir rugių lauko rasa stiprybę duoda. Yra žmonių, kurie turi kažkokių sveikatos problemų, netgi eidavo į rugius voliotis. Nežinau, kiek šiuolaikiniai ūkininkai džiaugtųsi tuo, bet tai būdavo. Taip pat šventės metu būna stebulė su šakomis, kur jaunos merginos gali užsisukę mesti savo vainiką ir per kelintą kartą tas vainikas užsikabina, už tiek metų ištekės. Tai vienas iš tokių turbūt dažniausių, populiariausių burtų. Pinant vainiką labai siūlyčiau turėti siūlų ir žirkles. Todėl, kad labai daug augalų sunkiai skinasi ir dažniausiai jie tada išsirauna ir gaila augalo. Taip, kad turėt mažas žirklutės ir siūliukus, dėl ko siūlai. Įmanoma pinti vainikus ir be siūlų, bet tada tas vainikas būna toks trumpalaikis ir dažniausiai net laiko visos nakties ir visos šventės. Turint siūlus, jį galima susipinti stiprų ir tokį, kad ir iki kitų metų galima išlaikyti. Tai augalai turėtų būti tokie, tarkim, kokių neturėtų būti. Tokie, kurie labai greitai vysta. Tai pavyzdžiui, lipikas, kuris jau pradeda žydėti ir taip, jisai labai vaistinis augalas, jis tikrai tinka ir į kupolę. Tai kaip ir atrodo vandenyje buvęs jisai status, gražus, bet po 10 minučių jis nuvys. Ir vainikas bus toks aplipęs visas. Čia tokie praktiniai dalykai. Šiuolaikiniam žmogui aš siūlyčiau ne tai, kad kažkuriuos būtinai naudoti augalus, bet paliekant, nesunaikinant pievos įvairovės, geriau naudoti tuos, kurių yra daugiausiai. O tie, kurių yra mažai, kurie gal yra retesni, juos palikti pievai ir sėklų brandinimuisi. Bet aišku, dobiliukų visą laiką užtenka, svarbiausia juos pinti ne ilgais koteliais paliekant, o kuo arčiau kamieno. Ir rugiagėlės tinka, ir smilgos, įvairūs maži žiedeliai. Bet čia jau jūsų fantazija ir tai, ką dovanoja jums jūsų pieva. Labai prašau nepamiršti vyrų. Ir tai nereiškia, kad vyrai patys negali pintis vainikų. Čia gal anais laikais kas nors juoktųsi, ar ne, kad vainiką vyras pina. Bet šiais laikais tai nuostabu ir tikrai ateikit ir kai būsiu šventėje ir šiek tiek rodysiu, kaip tą vainiką pint arba padėsiu, tai tikrai ateikit, parodysiu ir susipinkit vainikus. Kam sudėtinga, antros pusės, prašau, nupinkit vainikus. Iš smilgų, iš kažkokių tai šakelių. Nuostabu, kai tai yra ąžuolo lapai, bet irgi gerbiant aplinką tai darykit. Čia dar vienas iš mitų yra, kad vainiką gali dėvėti tik tai netekėjusios jaunos merginos. Šiais laikais viskas keičiasi ir pagrindinė vainiko kaip ir funkcija tai yra apsauga. Tai yra ratas, kuris mus tą trumpiausią naktį, kai visos tos požeminės, pomirtinės ir visos kitos būtybės, jos aplink mus labai stipriai šėlsta. Tai yra apsauga ir kol jūs esat su vainiku, viskas ramu. Kernavėje yra 2 vartai, o jeigu jūs savo šventėje norėsite pasidaryti savo vartus, per kuriuos įeinate į šventę prieš tai nusiprausdami, labai linkiu juos puošti ne kažkokiais mažai matomais, retai augančiais augaliukais, o tais, kurių yra labai daug. Pavyzdžiui, šiuo metu lubinai klesti. Jie, kaip žinia, yra invazinis augalas, kurį reikėtų po truputėlį mažinti pas mus. Tai puoškit lubinais, merkit didžiulės puokštės iš lubinų, builiai taip pat labai klesti ir tikrai neišnyks, bet jau šiuo metu kokios nors aukštos smilgos, bet jonažolėm vartų nepuoškit. Geriau jonažolę susirinkit savo kupoliai. Ir nepamirškit, kad einant į pievą,
svarbiausia yra dėkingumas, kad jūs visą tai galit be jokių didelių pastangų, be jokių papildomų pasiruošimų pasiimti, tik nepamirškit padėkoti.